Aš tai tokios nuomonės tikriausiai esu, kad reikia galvoti iš karto, keli žingsnius į priekį. Čia gerai, va dabar vietą rinksim, ką paskui rinksim, kas pinigus duos. Tikriausiai tai bus, ne? Tai mes ko gero visi suprantam, kad mes nesurinksim pinigų pilnam projektui vien tik tai ES ir savivaldybės. Tai ko gero turės prisidėti ir vyriausybiniai pinigai, kaip jie būna skiriami ten vyriausybės svarbos objektam ar kažkas panašaus, tokiais, taip. Tai ką tai reiškia, tai aš galvoju, kad tai mes tik susivienyje visi kartu, aš turiu menį tiek savivaldybė, tiek sporto organizacijos, futbolo klubas, krepšinio klubas ir tų klubų, kaip sakoma, organizacijos, tai federacijos futbolo ir krepšinio. Aišku, mūsų ko gero Seimo nariai, kurie išrinkti yra, tai visi, jeigu susijungs, tai tada gal ir gaus tų pinigų. Tai aš manau, čia turėtų būti tas didelis projektas, kurio vieta, aktualiausia tai yra parko. Tai paprasčiausiai, nes mes vienu projektu labai daug išloštumėm. Nes yra lankoma vieta, viena lankomiausių vietų, tuo pačiu gal ir parkas susitvarkytų, ten būtų galimybės įrengti dar kažką panašaus. O kitos vietos aš nežinau. MSV salės, tai man atrodo, ten net nėra ką svarstyti iš viso, nes ten toks objektas, jisai net, nežinau, aišku, čia žiūrėktų architektų, bet ar jis ten įsitektų toks, ar jis kaip jis ten viršų, kaip dangoraižis būtų, ar koks, aš tai nelabai įsivaizduoju. O Maxima, nežinau, gal ten palikim ateityje vietą darželį kokiam, nes ko gero irgi reiks, ten bus labai naudinga. Žiūrėkim iš tos praktinės pusės, tai tu nori, jeigu gražiai gyventi ir jeigu tu turi pinigų, tu perki kur namą. Perki ant šlaito, perki prie jūros, perki prie upės, kažkur, kad tau atsisėdus terasui, tu gali matyti kažką. Taip, tai čia tas pats. Tas pats Vilniuje yra Forum Palace, sporto klubas, ne, tai irgi kur jis yra, ant Neries kranto. Visam Vilniuje yra aibė dar kitokių visokiausių tų sporto centrų, bet jis yra populiariausias, jis yra brangiausias. Ten žmonių netrūksta. Tai aš manau, čia būtų tikrai ta vieta, kur ir aš manau, tą parką patį toliau galėtų puoselėti, kiek čia teko kalbėti, kad ten gali atsirasti ir koks baidarių centras apačioje mūsų prie Kilpos, ten ir kažkokia slidinėjimo gal trasa, tai yra aibė galimybių, kurios galim išvystyti jas daugiau, o jeigu, kalbant apie tenai Maximos tą zoną, tai jinai jau tokia ten kaip ir pastatysi tą vieną angarą ir jisai ten toks ir bus, aš manau. Priedų yra jau vienas daugiabutis, kur stovi. Ne, aš sakau, aš tai tikrai čia už parko tą būčiau dalyką, nes sakau, bet čia tik tai vieta pasirinkimų, yra svarbesnių dalykų, kas statys ir už kokius pinigus, o jeigu neprisidės, kaip pasakyti, lobistiniai dalykai, tai